Jau. Taigi, šiandien yra 2012 metų rugsėjo mėnesio 29 diena ir padarysiu video apie akumuliatoriaus krovimo bėdas Opel Astra. Turim Opel Astra 1.7 dizelis ir buvo tokia bėda, kad sunkiai kurdavosi, labai neilgai sukdavau. Taigi, ta proga galvojau, gal nekaitina žvakės, tai ta proga įsidėjęs buvau šią lemputę, tu pamatysi kaip dega, pajungta tiesiai nuo pakaitinimų žvakės. Ir toliau buvo paždėta papildoma minuso klema ir pliuso klema tiesiogiai atvesta nuo generatoriaus, kur generatoriaus išeina pliusas. Taigi. Taip pat papasakosiu apie žvakes. Kažkam kilo problema dėl žvakių kaitinimo. Štai jungiam degimą. Žvakės kaista, kaip matot. Tenai lemputė dega tiesiai nuo žvakių pajungta. Skidelį irgi va, štai lemputė užgeso, tenai vis dar kaista. Užkuria mašina. Užkurta mašina, čia nieko nerodo, kad kaista, o tenai vis dar kaista. Toliau būna važiuojant reikia kokio apie 3 km kartais nuvažiuoju, kol užgesti. Pagazavus va štai mirksėt pradai. Arba užgesta štai ant gazų, nuimi gazą, mirksi. Tai būna dažnokai. Dabar jungiu šviesas. Ir pečiuką tegu būnė ant antros padėties ir parodysiu įtampos kritimus. Štai ant akumuliatoriaus yra likę 11,8 voltų. Štai. Jeigu prijungiu papildomą minusą, 12,6, 12,7, 12,9, prijungiu dar kartą papildomą minusą. Tai jau 13,1, aišku, kūrimo metu buvo sunaudota energijos nemažai. Toliau matavimą galima padaryti tarp minuso, štai tenai, ir tarp variklių. Dabar rodo, kad įtampa nekrenta. Štai ant akumuliatoriaus mes turim 13,9. Taip, atjungiam nuo generatorių. Ant akumuliatoriaus mes turim 14, o generatorius užduoda 14,2. Įtampos skirtimas nelabai aiškiai matosi, įjungsiu ilgas šviesas dar. Įjungiam ilgas šviesas. Pas mane akumuliatorius gerai užsikrovęs, todėl tai nebus aiškos tokio efektų. Štai. Generatorius duoda 13,8. Čia laidas atvestas tiesiogiai nuo generatoriaus. Netgi ne 13,8, neturiu kaip pamatuoti, 2 rankų trūksta. O ant akumuliatoriaus yra 13,5, tai 0,3 voltų kritimas jau yra ant pliusinės klemos, o ant minusinės klemos štai rodo, kad kritimų nėra. Dabar tai gal kažkaip tai ir nesigavo tų kritimų. Bet kūrimo metu tas kritimas labai jaučiasi ir dėl to buvo dėta štai papildoma klema tiesiog prisukta prie variklio, o pliusas nuvestas į starterį. Ir pasibaigė bėdos, nes kraudavo kažkur 12,6. Tik tai, kai jungiu šviesas ir pečiuką, duodavo apie 12,6, o uždėjus papildomą laidą pliusinį, čia aišku dabar tai taip nepasimatė, nes generatorius gerai užkrautas, akumuliatorius gerai užkrautas. O anksčiau duodavo gerokai mažiau. Ir būdavo, kuriant mašiną, kokia gal sunkiai suka ir kokia 20-30 sekundžių ir viskas, ir akumuliatorius nudvėsė. Sudėjau šitos papildomus laidus, čia viskas susimatavus, ilgai prasmisau ir viskas susitvarkė po to.